Mūsų klausė, su kuria parametro reikšmė lygtis neturi sprendinių. Žiūrim, čia yra kažkoks skaičiukas padaugintas iš x lygų kitam skaičiukui. Jeigu mes išreikštumėm, x būtų lygus a-3, turėčiau padalinti štai iš šios sandaugos, iš a-3 ir a + 11. Tada susiprastintų ir mano sprendinys būtų 1 padalintas iš a + 11. Kadagi čia dabar šita lygtis gali neturėti sprendinių? Pažiūrėkime, mūsų x toks, bet jis toks tik tuo atveju, jeigu mūsų a nelygu 3 ir a nelygu -11. O kasgi vyksta, jeigu a lygu 3? Tai kai a lygu 3, jeigu aš įsirašysiu 3 čia, gausiu 0 padaugintą iš bet ko bus 0 ir čia gausiu 0. 0 bus lygus 0. Lygtis turės be galo daug sprendinių. O kai a lygus -11 ir aš rašysiu tą -11 štai čia, gausiu 0, padaugintas iš bet ko bus 0, tai gausiu 0 lygų, dabar vietoje įrašius -11 aš gausiu -14, bet 0 nelygus -14, lygtis sprendinių neturi. Reiškia, ta a reikšmė, su kuria mūsų lygtis neturi sprendinių, yra lygi -11.